Reikia numesti tos malkas. Malkas, jo. Savo meilę. Už to gėlių debesėliai matosi dangus. Ir žemė. Žemėje meilės trūksta ir poreikis, man atrodo, visus jau yra palietęs. Ir nedaryti to jau būtų nusikaltimas mūsų visų išlikimui. Ir vieną rytą prabudus gimė ta šventa idėja su dar šventesniais ženklais ir senais simboliais. Ir ačiū šiai vietai, kuri priėmė Mildą. Prašome aktyvinti jos veikimą į mūsų. Taip, tebūnie taip. Ir taip yra. Nu, pečius kasos šį kartą. Oi, sargiai. Milda tai yra baltų meilės deivė, kuri nuo senų laikų kuravo meilę, naujos gyvybės atsiradimą taip pat. Štai ir šiandien pastatėme mes Mildai stogastulpį, pastatėme jos tokį skulptūrą. Juk mes negalėtume teigti, kad Milda tai jau yra grinai baltiškas, lietuviškas, pagoniškas vardas. Jis tikrai siejasi su germanų žodžiu mildė, švelnus, šviesus, netgi tas saldumas yra. Tik tai tiek, kad mūsų mėnesių pavadinimuose gegužės mėnuo vadinamas Mildviniu. Bet be abejo, baltai ir germanai senovėje turėjo įvairių sąsajų. Eina rūpintojėlis. Jo, ir specialiai paruošta tam dalykui. Mes patupėsim. O skulptūra patiko iš tikro labai gražiai, taip išdrožinėta, matosi, kad labai daug darbo įdėta yra joje. Paskui labai ilgai buvom prie jos, labai saulė švietė. Aha. Šita pirdis ypatinga todėl, kad jinai kuria namą šiandien tokia iškilminga proga, tai yra meilės deivės Mildos proga. Principe tai yra dūminė pirtis, tai yra ta pirtis pati archaiškiausia, pati teisingiausia, kur liepsna eina tiesiai per akmenis, jokio metalo nėra. Toliau. Kas tai?